Kiek mano personažas, kiek turi bendra su manim. Pradėsim nuo to, kad aš pats esu buvęs pareigūnas, kriminalinės policijos pareigūnas. Aš žinau visą šitą darbą virtuvę iš vidaus. Čia buvo labai įdomu, daug bendrų bruožų. Jis toks yra tvirtas, siekiantis savo tikslo. Aišku, jis kažkiek tai korumpuotas tas personažas. Šiaip mano kino karjera prasidėjo nuo policininko vaidmens. Apie turbūt 10 metų atgal mane pakvietė į kino projektą, pasiūlė vaidmenį policininko, aš atvažiavau, man davė scenarijų ir aš tada supratau, kad būti policininku ir vaidinti policininką tai yra visiškai skirtingos sąvokos ir tai yra vaidinti be galo sudėtinga. Tai patirtis buvo tokia. Paskui daug visokiausių kitokių personažų buvo. O dabar vėl policininkas, kriminalinės policijos komisaras. Labai įdomu.